Sveiki draugai, šiandien turim dar vieną produktų apžvalgą ir šiandien ant stalo turiu dar vieną Hikvision naujieną. Tai yra naujoji Hikvision Deep in View kamera su dirbtinio intelekto prieskonėliais. Tai nieko nelaukiam ir pasižiūrim, ką įdomaus turim šito dėžėje. Gal ir nepastebėjot, o gal ir pastebėjot, bet pasikeitim pavadinimą. Dabar vadinamės ne visai Security Box, o BK grupė. Tai didelis ačiū visiems, kas prenumeruojat. Jūsų jau 3,5 tūkstančio. Jeigu šis turinys patinka ir patinka matyti naujas technologijų apsaugos sistemų, kamerų ir visokias kitokios naujas apžvalgas, uždėkit pirštą į viršų, nusiprenumeruokit kanalą ir važiuojam. Šiandien ant stalo, kaip jau ir minėjau, turim naują Hikvision Deep in View vaizdo stebėjimo kamerą. Kaip matot, bullet tipo. Ant dėžės jokios informacijos daug neturim, bet čia yra 4 megapikselių modelis su lęšiu nuo 2,8 iki 12 mm. Ši kamera yra skirta perimetro apsaugai ir funkcija, apie kurią šiandien labiausiai noriu pakalbėti, yra galinga ir dirbtinio intelekto apmokyta analitika, kuri užtikrina itin tikslų ir patikimą įsibrovimo aptikimą. Tai leidžia ženkliai sumažinti klaidingus įspėjimus net labai dideliu atstumu. Tai dabar išpakuosim, pažiūrėsim, ką gaunam dėžėj ir pabandysiu parodyti keletą šios kameros testų, kaip būtent ši analitika veikia. Taigi atidarę dėžę, gaunam greitą starto gidą, pakuotę hermetiškos juostos, taip pat turim šešiakampį, varžtelius, kaladėlę kabelių pajungimui, hermetiška jungtis. Žinoma, gaunam pačią kamerą. Kaip matot, ji iškart yra su baze. Aplink bazės korpusą yra tarpiniai sandarumui. Ir čia turim labai daug skirtingų jungčių. Tai turim PoE, atskirą maitinimui jungtį. Taip pat turim aliarminius išėjimus, įėjimus, RS485 jungtis ir dar daug visokių papildomų jungčių, kurias visas čia surašysiu. Išoriškai standartinis buletas, viršui turim varžteliu reguliuojamą stogelį, kas pagelbės kameros lęšį apsaugot nuo lietaus ar sniego. Priekinėj daly turim 2 mikrofonus, didelį lęšį ir labai didelį ledą. Būtent šis kameros modelis turi AR naktinį pašvietimą net iki 100 metrų. Apačioj turim garsiakalbį ir čia po dangteliu turim microSD kortelės lizdą, konfigūravimo jungtį ir reset mygtuką. Pati kamera turi kalną gerų funkcijų, tokių kaip žmogaus automobilio aptikimas, linijos kirtimas ir dar labai daug gerų ir naudingų funkcijų, apie kurias, manau, šiandien neįsiplėsiu, nes mano tikslas yra jūs supažindinti ir papasakoti apie pačią naujausią dirbtinio intelekto analitiką. Tai įdėsiu keletą pavyzdžių, kaip ši kamera geba aptikti judančius kūnus, profiltruoti netikrus suveikimus ir tokiu būdu užfiksuoti tik jums reikalingus įvykius. Būtent šios dirbtinio intelekto analitikos dėka klaidingų suveikimų skaičius sumažintas net iki 98%, žymiai efektyvesnė reakcija į įsibrovimą ir daug greitesnis prisitaikymas skirtingose scenarijuose. Darkfighter 2.0 technologija užtikrina aišku vaizdą aplinkoje be papildomų šviesos šaltinių. Pats korpusas priklauso IP67 ir IK10 apsaugos klasė, kas reiškia, kad yra gerai apsaugotas nuo dulkių, vandens bei smūgių. Ir būtent ši kamera turi net 140 decibelų VDR, kas leidžia šiai kamerai turėti itin detalų vaizdą, net esant labai ryškiam foniniui apšvietimui. Na ir būtent ši kamera palaiko microSD korteles net iki 1 TB vietos. Taigi trumpai tariant galėčiau apibendrinti, kad super naudinga technologija. Šios kameros jau prieš tai filmavo labai gerą ir kokybišką vaizdą, o dabar, kai pasitelkiama AI technologijos, netikrų suveikimų skaičių ir patį aptikimą galima dar pagerinti. Scenarijų skaičius, kur šias kameras galima pritaikyti, auga kasdien ir iš esmės tai yra visiškai profesionalūs sprendimai. Pačias kameras turim pas save sandėlyje, būtent čia atnaujinta AI analitika turi ne vien šios kameros, kamerų modelius, kurios visą tai palaiko, sudėsiu šio video aprašyme, tai galite pasiskaityti. Esminės funkcijos ir mano akimis didelis šuolis pirmin, dirbtinio intelekto integracija į tokias kameras padeda tokių kamerų techninę įrangą išnaudoti visų 100%. Tai mano tikslas šiandien buvo supažindinti su šiomis naujomis funkcijomis. Visas kameras, kaip ir minėjau, turime sandėlyje, esame pasiruošę išsiųsti. Jeigu kyla kažkokių klausimų, galbūt norėtumėt pamatyti gyvų šių kamerų testų,
Būtinai pakomentuokit po šio video, jeigu šis video buvo bent kažkiek naudingas, nepamirškit uždėti pirštą į viršų, užsiprenumeruot kanalą. Taip pat galite susisiekti su jūsų aptarnaujančiu vadybininku, jis jums pateiks daugiau informacijos ir atsakys jums rūpimus klausimus. Taigi šiam kartui manau tiek ir pasimatom kitose apžvalgose. Ate.